Mirtis prausykloje. Praėjus pusmečiui nuo Mindaugo nužudymo, 1264 metų pavasario rytą Treniota galbūt buvo gerai nusiteikęs. Juk jis tapo tuo, ko taip norėjo – Lietuvos valdovu. Tai, kas jam nepriklausė pagal kraują, jis pasiėmė klasta ir jėga. O gal jis buvo sunerimęs, nes jautė artėjančią nelaimę. Kaip ten bebūtų, jis nuėjo į prausyklą ar pirtį. Ir tai buvo paskutinė jo diena. Haličo Voluinės metraštis net suteikia mums perduoda kelias detalės, tokias spalvingas detalės apie šitą įvykį. 4 Mindaugo tarnai, jo žirgininkai, net kaip patikslinta šaltiniai, nužudė į pirtį einantį Treniotą. Užklupo nepasiruošusi ir jį tokiu būdu nužudė. Iškyla rimtas klausimas. Kas organizavo šį sąmokslą prieš Treniotą? Juk tikrai ne žirgininkai, jie tebuvo įrankis. Už jų turėjo stovėti žymiai galingesnė jėga. Ar žinome, kas jį buvo? Eiliuotojo Livonijos kronikoje sakoma labai aiškiai – Lietuvos didikai, Mindaugo didikai. Tai žodžiu, Mindaugo šalininkų grupė sutarė, pašalino Treniotą, jie patys nežudė, žinoma, tai žudė Mindaugo kiemų žmonės, tie žirgininkai. Šiandien galime tik spėlioti, kodėl taip greitai Lietuvos didikai nusivylė Treniota. Gal jis buvo per daug žiaurus, gal didikai pajuto grėsmę, o gal nemanė, kad Treniota teisėtai valdo Lietuvą. Šiandien galime tik kelti klausimus. Viena aišku, buvo pasikviestas vienintelis likęs gyvas Mindaugo sūnus Vaišvilkas. Jie išsiuntė taip pat pasiuntinį pas Vaišvilką, į Pinską jis tuo metu sėdėjo, su kvietimu grįžti į Lietuvą. Kad Mindaugo tų tokių veiklių, kilmingų didikų buvo, mums įrodo Girdenio pavyzdys, kuris Vaišelgai sugrįžusi į valdžią, Girdenis tapo jo valia Polocko kunigaikščiu. Taip pat mes žinome ir kitus. Dar vieną šeimą, iš kurios kilęs Suksė arba Šiukštys, irgi Nalšios vienas iš didikų, tai turbūt ir jo šeima, kuri po to vėliau pabėgo po Vaišelgos mirties į Livoniją, kai Traidenis įsigaliojo, irgi mes matome, kad tikrai egzistavo Lietuvoje Mindaugo šalininkų didikų grupuotė, kuri ir organizavo sąmokslą. Lietuvą pradėjo valdyti Vaišvilkas. Ne jam tėvas Mindaugas buvo numatęs palikti savo sostą, tačiau likimas lėmė, kad būtent jis tapo didžiuoju kunigaikščiu. Vaišvilko likimas yra labai sudėtingas. Jis buvo stačiatikių vienuolis, tačiau išžudžius jo šeimą sugrįžo į Lietuvą. Aišku, kai tik jam palankiai susiklostė situacija. Pats Vaišelga, jisai buvo remiamas Haličo Voluinės pajėgų, nes jisai ten buvo susigiminiavęs, jo sesuo buvo ištekėjusi už tuometinio lyderio, sakykime, lyderio, tokio formalaus lyderio Haličo Voluinės kunigaikštystėje, tai kunigaikščio Švarno. Ir jeigu mes žvelgiame į Haličo Voluinės kronikos informaciją apie tos įvykius, tų laikų įvykius Lietuvoje, tai matome didžiulį tos šeimos, Haličo Voluinės kunigaikščių šeimos, Romano palikuonių šeimos Romanovičių norą matyti Lietuvą pajungtą, valdomą jiem paklusnaus kunigaikščio Vaišelgos. Dažnai teigiama, kad Lietuvą trumpai valdė Švarnas, remiamasi tokia šaltinių informacija. Paskui Vaišvilkas atidavė savo kunigaikštiškąją valdžią Švarnui, o pats vėl panoro tapti vienuoliu. Švarnas jo labai meldė, kad dar kunigaikščiautų su jais Lietuvoje. Tačiau Vaišvilkas nenorėjo, taip tarė: labai nusidėjau prieš Dievą ir žmonės. Tu valdyk, o žemė tau saugi. Tačiau istorikas Artūras Dubonis turi kitokią nuomonę. Tai tiesiog popierinė iliuzija surašyta metraštyje, nes kiti šaltiniai rodo, kad Vaišelga visus tos parėdimus ir kitus sprendimus esą perdavė Lietuvą Švarnui valdyti ir taip toliau, darė ne Lietuvoje, o kažkur Haličo ar Voluinės kunigaikštystės teritorijose ir kad ta lietuviška Švarno valdžia toliau Naugarduko nesekė. Vaišelga tikrai buvo 3 metus, nuo 1264 iki 67 metų, realus Lietuvos valdovas. O kaip susiklostė paties Vaišvilko likimas? Kaip jis baigė savo dienas? Jo likimas
kaip ir visų Mindaugo sūnų, tragiškas. Vaišvilkas atvyko į Vladimirą per pačias šventas Velykas. Tas sekmadienis jam ir buvo paskutinis. Vokietis Markoltas kvietė pas save papietauti visus kunigaikščius – Vasilką, Levą, Vaišvilką – ir pradėjo pietauti, gerti ir linksmintis. Vasilka prisigėręs nuvyko namo miegoti, o Vaišvilkas nuvyko į vienuolyną, kur buvo apsistojęs. Ir paskui Levas atvyko pas jį vienuolyną ir pradėjo kalbėti Vaišvilkui: "Kumai, pasigerkime!" Ir pradėjo gerti. O velnias nuo amžiam žinųjų nenorinti žmonių giminiai gero, nuteikė Levo širdį ir jis užmušė Vaišvilką iš pavydo dėl to, kad Lietuvos žemė atidavė jo broliui Švarnui. Labai dažnai sekdavo toks dalykas, kad po vieno nužudimo būdavo kitas, iš esmės galima kalbėti net apie tam tikras sąmokslų grandinės to ankstyvojo istorijai, kadangi natūralu, kad sąmokslininkas ypač žudikas dar gyvendavo dar didesnį netikrumo situaciją, kadangi egzistavo vėlgi grupė žmonių dėl kraujo keršto, dėl kitų motyvų, kurie jau norėjo to žudiko mirties.